как в печати было написано, уничтожили своих людей около 25 тысяч. Так было написано в газете, я не выдумываю. Žinot, aš pačių pirmų su jais nesusidūriau. Žinau, kad patys garbingiausi žmonės. Bet su tokia sąlyga, kad mes kiekvienas norim mažiausiai po 70 litrų. Mažiausiai, šiaip taip po 100. Mes kaip tik buvom mažučiai, dar tėvai kėlė sodybą į vienkiemį. Buvo labai užsijėmę, labai daug darbo, daug lėšų reikėjo. Vaikystę mes praleidom kaime. Tikrai man prisimena ir dabar tie laikai, mielai lakstyčiau tais takeliais, kur laksėm tada. Mes žaisdavom tokios senesnius ant rybką rident, ką nors tokio, kas dar išlikę nuo senų laikų buvo kaime. Per Velykas kiaušinius mušt, ten kiaušinius rident, va tokios. Mes labai su broliu labai sugyvenom. Kada iš čia mokė Šiaulių berniukų gimnazijoje, parvažiuodavo šeštadieniais, parvažiuodavo į Tėviškę. Ten pro mus netoli visai praeina geležinkelis į Kauną. Ir ten sustodavo, išlipdavo tie. Tai aš bėgdavau pasitikti per laukus, kai būdavom pasilgi vienas kito. Vasaros atostogų metu tai kartu dirbdavom su tėveliais, kartu ir eidavom kažkur tai pažvejot, pasimaudyti, išvažiuodavom kur prie ežerų. Mes labai mylėjom sesutę savo, jinai jau, kad ir jaunutė buvo, bet jin buvo labai mylima mūsų tarpe. Nebuvo jokių nesutarimų, jokių ginčų, kad kom nors nepasidalinti ar ką. Aš nesupratau tokio žodžio, kad čia mano. Jeigu buvo kas nors, tai buvo mūsų, ne mano. Зачем? Хорошо, у каждого убеждение свое есть. Да. У людей, у простых. Taip ir tokioj dvasiai augom. Neskriaust nieką, padėti kitam. Mes niekada nesu pakėlęs rankos prieš savo brolį ir brolis nėra pakėlęs prieš mane. Уничтожили своих людей, литовских людей, около 25 тысяч. Mes jau priartėjom prie miško krašto, pakraščio jau laukai matosi ir paskui staiga pamatėm, kad kažkas kyšo iš po už medžią. Kažkas jau ne taip. Ir priėjom artyn pažiūrėti, žiūrim, kad tėvukas sušaudytas. Iš mūsų šeimos buvo mes 5 asmenys. Tai žuvo pirmiausia tėvelis, paskui žuvo sesutė ir paskutinis žuvo brolis. Va, liko aš vienas iš visos šeimos. Brolis pasikvietė pas draugą mane ir pasakė, jeigu, sako, nori su manim eit kartu į kovą, tada reikia duoti priesaiką ir priklausyti tai organizacijai. Išeiti iš tos organizacijos negalima, nes partizaninis karas turi tiek daug paslapčių, kad čia jokių būdų negalima, kad kas išeitų. Išeis ir išduos viską. Ir va, buvom gavę iš žemaičių įsakymą, kad turim nunešti į generalinį štabą rašomą mašinėlę, rotatorių, kalkės, popierio, žodžiu. Viską mes susikrovėm, buvo mūsų bunkeris ant miške, ant upelio kranto. Ten per dieną susitvarkėm, susiruošėm ir vakare išžygiavom tą kryptim. Ir ėjom visą naktį, tolimas kelias buvo, pavargom, ir kai suėjom į mišką, žodžiu, sukritom ant žemės pailsėti. Aš pasilikau budėti šitoj, stoj kliukiai prie to lauželio budėti. Ir dar pasistatėm vieną sargybinį toliau, kad pamatytų, kad kas ateina, ar supa, ar šį ar tą. Dar
Ir tas atbėgo, sako, yra pasibėjom kariuomenės miške. Ir aš pamačiau, kad jau bėga ir supnum. Surikau, kad pavojus šoka, visi žinot, iš miego, kaip sunku susiorientuoti dar, kur randies ir ką turi daryti. Bet pasičiupom ginklus ir pradėjom trauktis. Brolis padavė komandą, kad trauktis atsišaudant, nebėkit kaip pavinai, kaip sakant, bet atsišaudant, kad priešas jaustų, kad čia yra pasipriešinimas. Ir traukėmės, nežinau, kelintą ten tą perbėgimą darant, aš pašaudžiau, pakilau bėgti ir tas Petras Bartkus, kur čia žiūrinėjom tas nuotraukas, tas griebėsi, o taip už krūtinės išvirto visai šalia manęs. Ir aš pakritau, dar pašaudžiau, kur jau matau, kur dūmai eina, kai šaudo. Ir pasipriešinau ir vėl pakilau trauktis toliau, žiūriu, kad už manęs stovi šautuvą pasiėmęs, visas krūvinas, o tas vyrukas, o čia kur tas dailininkas mūsų. Jam, reiškia, numušo čia virš alkūnės kaulas buvo nudaužtas, paskui čia kulka įėjus virš raktikaulio, į krūtinės ląstai, taip prie kiekvieno atodusio vis rovelės kraujo veržėsi iš krūtinės ląstos. Bet matyt, ta kulka negiliai įėjo, nepažeidė kokių svarbių organų nepažeidė. Na ir matai, besitraukiant, tokia momentas toks gavos, kad reikia kuo greičiau apsispręsti, ką daryti. Tuo geriau bus, reiškia. Ir man visas gyvenimas praėjo pro akis ir galutinis toks atsakymas, kaip kokiam kompiuterį, kad reiškia, reikia gelbėti tą žmogų. Nes jisai prašė, nepalik manęs gyvo. Dabar aš galvoju, gerai, jeigu aš iššausiu, tai irgi bus baisus dalykas, kaip aš galiu šauti į jį. O nešauti irgi negaliu, nes esu priesaiką davęs, kad nepaliksiu. Tai va, susidarė tokia labai sunki situacija ir aš tempiau jį, jis tokia nestambaus sudėjimą. Ir brolis traukėsi irgi, jis už tokią storą medžią pakritę šaudė. Taip pasuko galvą ir pamatė, mūsų akys susitiko dar. Pamatė mane, reiškia, kad aš su to draugu traukiuos, jis irgi sustiprina ugnį. Aš jau nebemačiau, kada brolis žuvo, jo mirties aš nemačiau. Taip, gal reikėtų turbūt, bet truputėlį palaukus. Gal per anksti, gal reikėtų patyrinėti gerokai, gal reikėtų kiekvieną atvejį pažiūrėti, koks jis buvo. Todėl, kad, kaip pasakyti, irgi sukeltų tokį, va dabar pradėti juos garbinti visus paeiliui. Ir pavyzdžiui, man nekyla, liežuvis neleidžia tiesiog sakyti taip aplamai partizanai. Nors aš puikiai žinau, kad buvo labai garbingų žmonių. Ir reikėtų kažkokiu būdu, daug padirbėti reikėtų, bet aš nežinau, ar tą teisybę ras. Todėl, kad jau praėjo kažkiek laiko. Tie, kas kažkiek žino, truputėlį neobjektyvus gali būti, truputėlį nežinau. Tai labai sudėtingas laikotarpis. Знаю, что НКВД, конечно, если не НКВД, так, как сказать, конечно, одни были против, другие за Советы, так вот так и получалось, что друг друга стреляли. Ir visokių gal ten įsimaišydavo, bet visumoje tai buvo kovotojai už Lietuvos laisvę, tik aišku, kad labai jau varganai ten, aišku, nebuvo jokios vilties to, bet jie vis tiek tikėjosi. Ir miške išbūti po 5 metus tai yra didvyriškumas, nedaug Dieve. Gimiau ir augau Radviliškio rajone, Miežaičių kaime.
ūkininko Vincento Šniolio šeimoje. Reiks man vainelę nujot. Įstojom į tą pasipriešinimo kovą, siekt, kad būtų sukurta graži ta mūsų tėvynės ateitis. Oi, reiks man vainelę nujot. Pirmą sesiolę žirgo balanuoja, antrą sesiolę pakamanoj, trečią sesiolę vartelius kėlė. Vartelius kėlė žodį kalbėj. Oi, broli, broliukas mano, kada parjosi šalalin savo.